šeimos nariai, draugai, kolegos, visi stebėjosi, aš net po daugelio metų iš tikrųjų pasakė, kad galvojo, kad aš darau nesąmonės. Tiesiog gavau kontaktus seniausios alyvuogių aliejaus mokyklos, ONAO, kuris įkūrusi, tokioje ypatingoje vietoje, labai gražioj, bet labai sunkiai pasiekiamoj. Tai visos alyvuogės ant medžių yra žalios ir rudenį tiesiog jos noksta, keisdamos spalvą. Alyvuogių aliejaus labai didelė išgavimo kaina, aukšta savikaina. Tai yra ir vienas iš labiausiai, jeigu ne labiausiai klastojamų maisto produktų pasaulyje. Kitą kartą tų prasčiausių alyvuogių aliejus, išspaudus ir įvertinus laboratorijoje priskiriamas lampante kategorijai. Tai yra žemiausiai lempiniai ir jis yra tiesiog toksiškas, jo negalima vartoti. Pastarieji 2 metai buvo siaubingi šitam sektoriui. Pagrindinė priežastis tai yra tiesiog klimato kaita. Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai. Su jumis sveikinas tinklalaidė Ar valgoma ir mes jos kūrėjos Evelina ir Laura. Laukia dar vienas pokalbis, kuriame neabejoju sužinosit dar naujo apie dar vieną pasaulį. Evelina tikrai papasakos daugiau, kas čia mūsų laukia, bet aš prieš tai dar noriu padėkoti mūsų draugams Audiotekai už studiją, garsą ir vaizdą. Labai teisingai Laura pasakė, laukia labai kai kas įdomaus, turbūt gal ir matote iš vaizdo. Visai neseniai kalbėjome su medaus someljė, o šį kartą pas mus svečiuose yra alyvuogių aliejaus someljė. Taip trumpai tariant, vėliau išplėsime tą epitetą mūsų pašnekovės ir tai yra Liana Davlečina. Ji taip pat tikrai nepabijos pasakyti yra itališko maisto ekspertė, tikrai apie tai irgi pakalbėsime, visai neseniai grįžo iš Italijos. Tai ir nersime į tą pokalbį. Labas, Liana. Sveiki. Ir pirmiausia, mes turim tokį tradicinį klausimą, visą laiką pašnekovų klausime, kas jiems yra nevalgoma, nes mes vadinamės ar valgoma, tai kas jiems yra nevalgoma, ar yra toks maisto produktas ar patiekalas? Viskas yra valgoma, jeigu šviežia, kokybiška ir tinkamai paruošta. Labai geras. Manau. Tai apie tą alyvuogių aliejų tada galim iškart. Kaip apskritai atsidūrė tame pasaulyje? Kodėl alyvuogių aliejus? Kaip? Tikriausiai įtaką padarė kelionės ir italai draugai, supažindinę, su tokiu pradžiamoksliu apie itališką maistą. Supratau, kad tai yra tikrai skanus maistas, lengvai paruošiamas, paprastas, tarkim, pasta, alyvuogių aliejus, pomidoriukai, truputėlį parmidžano ar ne, baziliko lapelis vienas ir jau turim puikų, maistingą, fantastišką patiekalą. Tai tiesiog patiko pati idėja, mėgstu labai keliauti, daug keliavau taip pat po Italiją ir tas visas kontekstas kažkaip atvedė mane į šitą pasaulį. Nors šiaip esu teisininkė, turiu teisės magistro diplomą, bet jau seniai nebesidarbuoju ir atradau visiškai naują sritį, kuri mane labai džiugina ir rugpjūčio mėnesį jau skaičiuosim 12 veiklos metų. Kaip tik norėjau klausti. Tai 12 metų tikrai paženklinti ir diplomais, giliais mokslais, studijom aliejaus pasaulio, alyvuogių aliejaus pasaulio. Kaip vyksta mokslai, kaip tapai aliejaus eksperte? Tai viskas ir susiję, ar ne, kai pradėjau atsirinkinėti produktus iš įvairių ūkių ir labai greitai pasitaikė alyvuogių aliejus, bet aš nesugebėjau tuo metu dar identifikuoti prieš 12 metų, tos kokybės, kaip jie apibrėžiama, ar ne, koks turi būti kvapas, ypatingai koks turi būti skonis. Atrodė, kad jeigu yra kartumo, kažkas netaip gal sugedęs ir taip toliau. Tiesiog praktiškai standartinės žinios, šiek tiek gal geresnės dėl tų draugų įtakos, bet standartinio vartotojo, kuris, nėra įsigilinęs į vieną ar kitą produktą giliau. Ir tiesiog gavau kontaktus seniausios alyvuogių aliejaus mokyklos, ONAO, kuris įkūrusi, tokioje ypatingoje vietoje, labai gražioj, bet labai sunkiai pasiekiamoj. Tai yra Italijoje, Ligūrijos regione, imperijos mažame miestelyje, kuris, pasiekiamas labai sudėtingai ir ten tekdavo atsidurti labai dažnai, kai jau pradėjau studijuoti toje mokykloje. Ir mokslai, metai iš metų tęsiasi apie 6 metus. Ir dabar kasmet važiuoju ir mes turime, kvalifikacijos kėlimą tiesiog, palaikymą. Taip pat per nuotolį analizuojam pavyzdžius,
metų bėgyje ir tiesiog taip palaikom savo kvalifikaciją ir, kiekvienais metais galiu pasakyti, kad tos žinios vis gilėja, bet tai yra tikrai sudėtingas produktas, labai kompleksinis ir, reikia labai labai daug praktikos, kad gebėti vertinti alyvuogių aliejus. Aš dažnai klausiu žmonių, kiek žinote alyvuogių veislių. Tai dabar klausimas jums. Tai turbūt sakytų kelias. Tikriausiai dauguma pagalvoja apie spalvas netgi, ar ne? Taip, dažniausias atsakymas būna, kad žalios, juodos, dar gudresni, sako, su įdarytos riešutais, citrina, paprika, ančiuviais ir taip toliau. Ne, tai visos alyvuogės ant medžių yra žalios ir rudenį tiesiog jos noksta, keisdamos spalvą į purpurinę, violetinę, rudą ir galiausiai, tokia tamsiai ruda, juodos visiškai, kaip mes matome kartais prekybos centruose stalo alyvuogių tokios spalvos neegzistuoja, jos yra dažytos, tai atkreipkim dėmesį ir tokių nesirinkim produktų nenatūralių. Žodžiu, visos spalvos yra iš gamtos ir jos kinta, o veislių yra labai daug, 2700 visame pasaulyje priskaičiuojama ir iš jų galima pagaminti, kaip suprantat, begalę skirtingų alyvuogių aliejų. Gali būti vienos veislės aliejus, kaip kad atsinešiau iš Toskanos Frantojo Franči, gali būti mišinių 2, 5, netgi 10 alyvuogių veislių, tai yra būtent jau to, aliejaus ūkio savininko, žinovo, galutinis produktas, kokį skonį, kokį kvapą jis nori sukurti. Tokį mišinį ir pasirenka ir žodžiu dar ir skirtingas proporcijas. Tai pasaulis yra labai labai platus, labai didžiulis ir labai didelė įvairovė, todėl labai labai yra ko mokytis. Kita vertus, alyvuogių aliejaus labai didelė išgavimo kaina, aukšta savikaina, tai yra ir vienas iš labiausiai, jeigu ne labiausiai klastojamų maisto produktų pasaulyje. Yra daug nekokybiškos produkcijos ar ne, netinkamos netgi vartoti ir taip toliau. Tai vėlgi tas specialistas turi atsirinkti ir atskirti, kur yra ydos, kokio intensyvumo tos ydos, ar tai yra įmanomas dar valgyti produktas, ar jokiais būdais ne. Tai viskam tam reikia studijų ir tos studijos yra gilios, jos tęsiasi ilgai ir nėra galutinio taško. Tai esu nuolatinėme mokymosi procese. Tad kodėl tas alyvuogių aliejus vertas tokio didžiulio dėmesio ir didžiulių mokslų, kodėl jis vadinamas tuo žaliuoju auksu? Tai žinom turbūt visi Hipokratą ir jis dar 400 metų prieš Kristų apie 60 ligų gydė alyvuogių aliejum. Ir tai yra prašyta rašytiniuose šaltiniuose ir šiai dienai yra begalė labai rimtų ir gilių mokslinių studijų ir ne su keliais žmonėm atliekamų ar ne, o imtis yra labai didelė kiekvienos studijos po kelis tūkstančių žmonių ir yra jau moksliškai įrodyta ir netgi laimė ES reglamentuose įtvirtinta, kad alyvuogių aliejaus suvartojimas 20 gramų į dieną, jeigu jis yra tinkamos kokybės ir jame yra natūralių antioksidantų tam tikras kiekis, tai yra 250 mg kilograme, jis apsaugo organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Kas yra oksidacinė pažaida? Tai yra pagrindas susidaryti širdies, kraujagyslių, onkologinėms ir senatvinėms ligoms. Tai yra joms pradėti rastis ir vystytis. Tai alyvuogių aliejaus suvartojimas 20 gramų į dieną, tai yra labai didžiulė prevencija ir padeda apsisaugoti nuo tų procesų prasidėjimo. Tai labai labai svarbu ir taip pat žinoma dar daugybė studijų, tai yra ir cholesterolio mažinimas ar ne, blogojo ir gerojo didinimas ir tiesiog kepenų suriebėjimo galbūt pagalba išvengti to ir virškinimo sutrikimų, daugybė
dalykų teigiamų gali padaryti alyvuogių aliejus. Ir tas, kurį mes turime, jeigu mes turime kokybiško aliejaus butelį namuose, tai tinka tiek valgyti, tiek kepti, tiek ir naudoti kaip grožio priemonę, tai yra plaukams, nagams, kūnui ir veidui pasižymina labai stiprių poveikių, tai yra antiuždegiminių, antibakterinių, drėkinamuojų, maitinamuojų ir taip toliau. Nuostabus produktas. Įtikinot. Tikrai. Bet labai svarbu išsirinkti tą kokybišką, tą tikrą, autentišką ir nepasiklysti etikečių gausoje arba priekybininkų, žodžiu, marketinginiuose triukuose. Tai apie atsirinkimą dar tikrai pakalbėsim, bet apie patį vartojimą tikriausiai irgi smalsu. Dažnas vis dar įsivaizduoja, kad alyvuogių aliejus tai salotų pagardinimui, galbūt kepimui, bet tai tikrai nėra vienintelis būdas, ar ne, kaip jį vartoti ir kaip jį skanauti. Tai kaip dar galima vartoti alyvuogių aliejų? Nėra nei vieno patiekalo, nei vieno, kurio nepagerintų, nepaskanintų, nepraturtintų kokybiškas alyvuogių aliejus. Tai ir mėsos, ir žuvies patiekalai, ir daržovių, sriubos, troškiniai, tartarai, ledai, austrės šviežiai atidarytos, šokoladas, absoliučiai bet kokį patiekalą mes pageriname, pašlakstydami šviežių alyvuogių aliejumi ir be abejo gamindami alyvuogių aliejuje, nes padeda pasisavinti tiesiog vitaminus net ir iš pačio produkto, tarkim iš daržovių, iš vaisių, iš mėsos, iš žuvies. Vitaminus ir mineralus. Taigi žalios, sakykime, daržovės pasisavinamos sunkiau negu ruoštos su alyvuogių aliejumi. Bet galima ir tiesiog ragauti. Galima tiesiog ragauti. Didžiausią naudą mes gauname, jeigu norime naudoti kaip maisto papildą būtent ryte, vartodami tos 20 mg tuščių skrandžių, tiesiog paruošdami savo ir praturtindami savo organizmą. Ir žinoma, dienos eigoje su maistu, su savo patiekalais. Ir su tuo būtent vartojimu susiję ir daug stereotipų, nors Laura minėjo, kad įprasta kepimui, bet sklando vis dar ir mitas, kad kepimui alyvuogių aliejaus jau šiukštu negalima. Tai paneigti šį mitą reiktų. Tai taip, didžiulis mitas, su kuriuo mes susidurėme parduotuvėse kasdien, su tuo įsitikinimu, kad negalima, nors per mano visus veiklos metus įvyko labai didelis pokytis. Daug žmonių pradėjo vertinti šitą produktą, jo maistinės savybės, jo medicininės savybės ir renkasi tiesiog savo kasdieniai mitybai būtent alyvuogių aliejų. Tai kepti galima, bet labai svarbu atsirinkti kokybišką. Kas yra kokybiškas alyvuogių aliejus? Tai yra pagamintas iš šviežių, nesunokusių alyvuogių. Jos yra žalios spalvos, tai yra tos ankstyvosios, kurios ant medžio dar nepakeitusios savo spalvos ar ne, ir jose yra labai daug natūralių antioksidantų. Tai ta kombinacija, žemas rūgštingumas, tai yra labai labai sveikos nuo medžio nuskintos alyvuogės ir visa aliejaus alyvuogės molekulė, tai yra, kas tai yra šitoje taurėje ar ne, tai dominuoja mononesočiosios riebalų rūgštys, pačios naudingiausios, pačios sveikiausios, iš kurių sudaryti mūsų kūno, mūsų organizmo audiniai ir mums gyvybiškai reikia jų, mūsų audinių atsinaujinimui. Tai šita molekulė yra labai stabili ir kepimo metu neleidžia, nepakinta ir neleidžia išsiskirti kancerogenams. Taigi mes turime sveiką, kokybišką patiekalą, kuriame nesusidaro kancerogeninės medžiagos. Jeigu naudojam tą žalią, kokybišką, ankstyvo skynimo alyvuogių aliejų. Skonio prasme, kaip jį mes galime atpažinti, tai
Antioksidantai yra tuo atveju, jeigu mes ragaudami jaučiam kartumą ir aštrumą. Kartumą ant liežuvio, aštrumą, va čia jau, nurijus, besileidžiant gerklė, tokį aštrumą, pikantiškumą, kutenimą. Tai yra kokybiško alyvuogių aliejaus požymiai. Ir, žinoma, malonus kvapas, tai čia jau visuomet. Jeigu mes atsidarom aliejaus butelį ir kvapas yra nemalonus, mes jo tikrai neturėtumėm vartoti, tai yra arba klastoti, arba tiesiog nekokybiškas produktas ir jis netinkamas apskritai maistui. Tai kaip reikėtų ragauti? Ar tos pačios taisyklės kaip su vynu, ar čia jau kažkaip kitaip, gal kažkokią pamokėlę, degustacijos? Pamokėlę. Tai ragausime, štai iš tokių taurių ir tiesiog reiktų galbūt šiek tiek pašildyti. Pašildyti ir sukoncentruoti aromatus, tai tiesiog uždengiam ar ne. Jau mes šiek tiek ir pauostėm, ar ne, būdamos smalsios ir kvapas yra išties įspūdingas, aromatų yra begalė, visi jie yra iš gamtos, iš alyvuogės, kiekviena veislė pasižymi tam tikromis skoninėmis ir aromatinėmis savybėmis. Ir tarkim, šitas aliejus yra visiškai be jokių priedų, nes mes žinom, kad dar būna ir su bazilikais, su čili, su trumais ir taip toliau. Tai, ką mes čia užuosime, yra visiškai be priedų, tai yra Frantojo veislės alyvuogė iš Toskanos, kaip ir minėjau, to ankstyvojo skynimo, labai žemo rūgštingumo, tai reiškia, kad buvo labai sveika, be jokių įbrėžimų, pažeidimų, nuskinta rankomis nuo medžio ir toj pat vežama į spaudyklą ir spaudžiama. Tai galim dabar atidengti ir pabandyti, pauostyti ir įvardinti galbūt, ką ir jūs pačios jaučiate. Gamta. Žaluma tokia. Gamta, pieva, šiltnamis ar ne, su šviežiais kažkokiais tai augalais, žolelėm, prieskoniniam. Ir tas šviežiai nupjautos žolės, man net kvapas yra truputėlį toks. Labai intensyvus, aš tai jaučiu ir daržoviškus tokius aromatus, tai šitai veisliai būdingas artišokas, būdingas pipiras juodasis, taip pat vaisiški, uogiški, tai ir vyšnių galima pajausti. Tai yra labai labai kokybiškas alyvuogių aliejus, galite paimti butelį, netgi kiekvienas butelis yra sužymėtas ranka galinėje pusėje, štai. Ir taip. Tiesiog butelio numeris ir labai labai limituotas kiekis. Džiugu, kad turėjom ūkio atstovą balandį pas mus parduotuvėse. Tai ragavom ir su visais žmonėm ir pasakojo labai daug apie ūkį, apie kokybišką aliejų. Tai reguliariai darom tokius susitikimus su mūsų draugais, pirkėjais, kad žmonės tiesiog lavintųsi ir užduotų tuos svarbius klausimus, ar ne, ir apie tą pačią kokybę, ir apie kepimą. Žodžiu, tai kartais tikrai stebisi tais klausimais ir jų gausa. Tikrai žmonės yra labai žingeidus mūsų ir turi ką paklausti, domisi, skaito etiketės, tai labai džiugu. Taip, tai pavastėme. Ne? Įsipilsim to viso kiekio gerti nebūtina, įsipilsim šlakelį aliejaus į burną, suvilgysim skonio receptorius ir tuomet dar įtrauksime deguonies pro dantis, net su tokiu garsu. Tai taip mes geriau pajausime jau nurijus aliejų visą poskonį ir visą tą paletę turtingą, ką būtent turi šis aliejus. Tai skanaus. Ir nuryjame, ar ne? Laukiame. Neužvalgom duonytės, nieko negeriam. Žodžiu, tiesiog laukiam to įspūdžio. Tai burna sausa, ar ne? Visiškai sausa ir jaučiam tokį riešutišką poskonį, migdolišką poskonį. Tai vėlgi būdinga būtent šitai Frantojo veisliai. Tai yra vienos veislės alyvuogių aliejus.
net tokį lengvą saldumą ir kartumo jaučiam ir saldumo. Ir kaip jaučia dar, jisai atsiskleidinėja, dar keliauja ir dar vis mes kažką jaučiam, lyg tai plečiasi. Tai vat labai labai kokybiškas produktas, labai maloniai kvepia, turi kartumo, turi aštrumo, žodžiu, toks tobulas balansas. Ir tinka, kaip ir minėjom, jeigu jau geras, tai tinka absoliučiai viskam, bet kuriam patiekalui. Aišku, aliejai būna skirtingo intensyvumo, tai švelnus, vidutiniai, intensyvūs, čia toks vidutinis link intensyvesnio ir žinoma būtų šaunu derinti su patiekalais. Tai yra švelnesni patiekalai su švelnesniais aliejais, ar ne, majonezo gamybai mes naudotumėm švelnų aliejų, balta žuvis, balta mėsa ar ne, o intensyvesni skoniai, intensyvios salotos, griliaus patiekalai, troškiniai, tada jau renkamės intensyvius aliejus. Ir jeigu sveikatai ar odai ar ne, tai jau renkamės su daugiau tų antioksidantų, daug vitamino E, tai tuos jau intensyviausius, karčiausius, aštriausius, tiesiog, kad gautumėm vienu tuo gurkšniu maksimalią naudą. Keista, turbūt galėtų atrodyti, kad gal ir žiūrovom išgerus aliejus turėtų tas riebumas likti, bet visiškai jo net... Jeigu gertumėm žemos kokybės aliejų, tiesiog atsitiktinai paimta iš lentynos, tai taip ir būtų, iš tiesų būtų visiškai nemalonus tas pojūtis. Dabar mes turim tą tikrai žaliai auksą, tai skanu, ar ne? Tikrai, įsiskleidžia, atrodo visi tie skoniai. Atsiveria. Ir tikrai nuostabus kvapas. Kvapas visiška vasara. Jeigu reikėtų... Namų kvapas. Kaip kvepia vasara, tai tikrai taip kvepia vasara. Ir labai svarbu paminėti, kad tie ankstyvieji aliejai, jie žinoma spaudžiami anksti, ar ne, tai yra rugsėjo pabaiga, tiesiog pagal geografiją, ar ne, skirtinguose regionuose ir veislės skirtingų metų tai pradedama, bet gali būti rugsėjo pabaiga, spalio pradžia, spalio vidurys. Tai vėlgi šiam aliejui jau yra, kiek mėnesių? 9-10. Tai tiesiog, kokybė yra išlikusi tokia pati, kaip ir šviežiai išspaudus, ar ne? Tai vėlgi labai svarbu, nes kartais, pačioj pradžioj gali būti lyg ir neblogas, bet pastovėjęs butelį visiškai keičia savo savybės, jas praranda, atsiranda defektai, oksidacijos ir kiti, o šitas produktas yra absoliučiai šviežias. Mums atrodytų, kad jis, vakar galėjo būti spaustas. Kaip atpažinti tą gerąjį aliejų? Aš klientas atėjau, irgi noriu paragauti tikrojo aliejaus, tikrojo žalio aukso. Kaip man žinoti, ką pasirinkti? Tai viskas, ką mes kalbėjom, kad reikia ragauti ar ne ir ieškoti to malonaus kvapo, gali kvepėti, kaip ir sakiau, žolė įvairiausia, prieskoniniam žolėm, daržovėm, vaisiais, uogom, gėlėm, riešutais ir taip toliau. Tai gali būti tokie aromatai, skonija, kartumas, aštrumas ir žinoma, eikim ten, kur ir galime ragauti. Tada nereiks pirkti katės maiše. Taip pat žinoma, svarbu yra ir kaina, kaip ir sakiau, didelė savikaina. Labai mažai galime to aliejaus pagaminti ir apskritai nuolat pasaulyje yra trūkumas. Vien todėl, kad iš 100 kilogramų mes galime kartais turėti tik tai 5, 7, 10 ar 12 litrų to tikrojo žalio aukso. Kuo ilgiau nokinama ar ne, jeigu jau spaudžiama iš tų tamsiausių, beveik juodų alyvuogių, kaitinama spaudimo metu ir taip toliau, tada tų litrų kiekis gerokai didėja, gali būti ir iki 30 litrų. Tai bus pigesnis, bet kokybė dramatiškai krenta, jinai yra tiesiog siaubinga ir kitą kartą tų prasčiausių alyvuogių aliejus, išspaudus ir įvertinus laboratorijoje priskiriamas lampante kategorijai. Tai yra žemiausiai lempiniai ir jis yra tiesiog toksiškas, jo negalima vartoti. Taip kad žaliava čia yra labai svarbi, ar ne? Jeigu iš šviežio apelsino ar obuolio spaudžiam sultis, vienoks skonis, jeigu iš supuvusio
kitoks. Tai tas pats ir su alyvuogėm, tiesiog, kad mes, neturim žinių atskirti, kada tai yra tos žalios šviežios, o kada jau yra, parūgusios, pasifermentavusios, papuvusios, padvisusios ir taip toliau. Ir tuomet yra defektai, nėra jokių naudingų savybių ir rinka yra pilna tokių produktų. Taip. O jeigu visgi negalim patys paragauti, ką etiketėje, ką atkreipti dėmesį? Taip, tai etiketėje mes žinoma matysime pagaminimo datą ar ne, tiesiog kurie metai ir kokybiško aliejaus galiojimo laikas nuo išpilstymo į butelius yra dažniausiai nuo 18 iki 24 mėnesių. Tokį laiką nustato gamintojas įvertinęs, kiek jo produktas būtent išliks kokybiškas. Mes tengiamės, tiesiog, kad pas mūsų parduotuvėse aliejai būtų parduoti per tų metų bėgyje ir kad prasidėjus naujam šviežiam derliui mes jau po truputį gautume tuos šviežius aliejus ir vėlgi užsipildytumėm lentynas, tai kad rotacija vyktų kas metus, bet 1,5–2 metus mes taip pat galime vartoti. Tai toliau, kad būtinai, kad tai yra aukščiausios kokybės pirmo spaudimo ar ne, išgautas mechaniniu būdu, šalto spaudimo, duomenys apie ūkį gali būti kažkokie ar ne, ūkio kontaktai, kad mes žinom, kad tai konkrečiame ūkyje yra pagamintas, o ne kažkur tai iš supirktų alyvuogių, neaišku, kur išspaustų, tada sumaišyti aliejai, tada atvežti iš vienos valstybės į kitą, uždėtos etiketės ir gaunamas kažkoks rezultatas. Žinoma, jis niekada nebūna kokybiškas. Tai kuo daugiau duomenų, ar ne, kartais galima alyvuogę pamatyti, kartais galime pamatyti kažkokius gamintojo ženklinimus ar ne. Čia ir yra būtent veislė Frantojo, tada yra Villa Magra, tai yra toks plotelis būtent šito gamintojo Frančiai, tai iš to geriausio plotelio, geriausios alyvuogės, skintos rankomis, čia yra ir panaudotos. Bet vėlgi, kadangi tai yra labai klastojamas produktas, tai nėra absoliučios tiesos, kaip turi atrodyti, aišku, juodo stiklo butelis ar ne, apsauginis kamštis, štai toks, kad nesioksiduotų, kai mes jau atidarom. Yra tie kriterijai, bet iš principo, jeigu mes pataikysim ant klastotės, tai viskas, kas parašyta, parodyta, nebebus svarbu, nes tai bus tiesiog, feikas. Tai galiausiai mes galime pasikliauti 100% tik tai savo skonio receptoriais. Nes dažniausiai atrodo extra virgin užrašyta ir jau imam parduotuvėj, bet turbūt reikėtų... Apie 90% rinkoje esančio aliejaus, kuris pateikiamas, kad kaip extra virgin, nėra extra virgin. Tai yra aliejus su defektais. Žemesnės kategorijos, jau kai defektai yra ypatingai dideli, tai jis yra nebe virgin, o lampante. Lempinis, tas pats blogiausias, tikrai techninis aliejus skirtas ne maistui. Jūs truputėlį užsiminėte apie ūkio vietą. Kokią įtaką turi šalis, kurioje užaugintos alyvuogės? Girdim graikišką, girdim itališką. Ar tai kažkaip veikia skonį, ar čia tiesiog, meilės klausimas? Ir dar pridėsiu, ar yra kur geriausi užauginami, vis tiek yra reitinguojami, kaip žinia, tai... Taip, tai štai atnešiau jums parodyti tokią aliejininkų bibliją. Flosoliai gidą pasaulinį. Šiemet šitas gidas švęs 25 metų jubiliejų ir ką tik grįžau iš būtent degustavimo sesijų, kur jau plaukia aliejai naujam gidui ir mes juos vertinam ir jie plaukia iš viso pasaulio. Šiai dienai aliejus gaminas 53 pasaulio valstybėse, būtent alyvuogių. Mes žinom tas kelias - Italija, Ispanija, Graikija, Kroatija, Prancūzija. Bet tai yra ir gerokai įdomesnės šalis, ar ne, ir Čilė, Argentina, ir JAV, Kalifornija,
ir Palestina, Izraelis, Indija, Kinija, Japonija jau dabar taip pat gali pagaminti alyvuogių aliejaus ir kokybiško. Ir žinoma, viskas lemia, ar ne, geografinė pozicija, ar ne, kiek tai yra virš jūros lygio, koks dirvožemis, kiek saulės gauna, kokia veislė. Bet galiausiai tai yra konkretaus gamintojo apsisprendimas, ar ne, kokį aliejų ir ar jis nori gaminti, ar orientuotas į aukščiausią kokybę, mažą kiekį, bet labai aukštą kokybę to tikrojo žaliojo aukso, ar ne, kaip kad čia ragavome, ar tiesiog į kiekį. Ir tai dėja jau neapibrėžiama jokiais regionais, jokiomis šalimis, ar ne. Tai yra tiesiog konkretaus žmogaus apsisprendimas ir tuomet, jeigu apsisprendimas yra gaminti labai aukštą kokybę, tai reikalauja didelių investicijų, tai spaudykla. Mes turim nuostabias alyvuogės, anksti nuskintas ar ne, bet taip pat turim turėti ir kokybišką, modernę, švarę, higienišką spaudyklą ir mokėti naudotis įrengimais tam, kad nesugadinti tos medžiagos, ar ne, mes ir patiekalą, jeigu turėsim gerus ingredientus, bet nemokėsim pagaminti, mes juos sugadinsim. Perkepsim, pervirsim, pertroškinsim, ar ne, lygiai tas pats yra ir su alyvuogėm, taip kad labai labai didelių žinių reikia, kad vėlgi nesugadinti procese ir pagaminti labai aukštos kokybės galutinį rezultatą. Tai yra šaltas spaudimas, temperatūra 22-25 laipsniai, nors ir reglamentai leidžia iki 27, bet vėlgi tai yra jau per aukšta temperatūra, mes jau jausime skonyje, tam tikrą pakaitinimą, sukepimą, tie tradiciškai sutinkami aliejai gali būti ir 40 laipsnių spaudžiami, o rafinuoti tai žinoma kaitinami jau nesuvokiamose temperatūrose, tai yra iki 500 laipsnių. Tai žodžiu, labai platus alyvuogių aliejaus pasaulis ir kasmet išleidžiama tokia knyga, aliejininkų Biblija, 1000 puslapių dedikuotų geriausiams pasaulyje alyvuogių aliejams iš įvairių šalių ir jie reitinguojami 100 balų sistemoje. Tai va čia mes turime tikrą šimtukininką, 100 iš 100. Ir žodžiu, daugybę įdomių faktų galima rasti šioje knygoje ir tikrai yra gerų ūkių pasaulyje, labai gerų ūkių, jų yra dešimtys, visa kita yra masinė produkcija. Jeigu mes norime naudos, sveikatai, tų savybių, medicininių, vaistinių, turime išsirinkti iš tų keliasdešimties ūkių. Tai tie keliasdešimt ūkių, kuriuose šalyse dauguma yra? Ar skirtingų? Italija, Ispanija, Kroatija, Prancūzija. Fantastišką aliejų ragavau būtent šitam čempionate iš Japonijos. Tikrai geografija yra plati, svarbiausia yra tas apsisprendimas ir investicijos į spaudyklą, į tinkamus butelius ar netgi tinkamus kamštelius. Žodžiu, labai 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 daug niuansų yra nuo skynimo, nuo tų pačių medelių priežiūros ar ne, kaip vėlgi jie yra pasodinti, ar jie yra laukiniai 100-mečiai, 1000-mečiai, ar susodinti jau superintensyviai, tiesiog bandant užpildyti tą didžiulį pasaulinį poreikį, ar ne, kad tiesiog kuo daugiau pagaminti. Tai labai labai platus pasaulis. Kaip vyksta aliejų vertinimas būtent šiai Biblijai, kaip jūs sakot, ar tai pristatomas kažkoks konkretus jau pagamintas produktas, ar turi keletą butelių iš tos pačios spaudyklos jums atvežti, kaip visas tas procesas? Įdomiausia dalis yra, kad vertinamas ne tik konkretus aliejus, ar ne, atsiųstas čempionatui. Tai gali būti 1, 3, 5, priklausomai nuo to, kiek ūkis gamina, ar ne, ir tuomet kiek tų geriausių savo aliejų nori pateikti čempionatui. Tai yra viena, bet ir žiūrima ir kokybės tęstinumas. Tiesiog tas ūkis yra stebimas ne vienerius metus ir negali gauti iš karto labai aukšto ir aukščiausio balo. 100 iš 100, tą aukščiausią balą turi pasaulyje 9
ūkiai šiai dienai. Ir nežinau, ar naujausiame gide tiek ir liks 9, ar kažkas dar tiesiog tą kokybę įrodys savo metų iš metų palaikoma. Tai vat, o vertinimas vyksta žinoma aklai pačių pavyzdžių, mes nežinom, ką vertinam, kokį ūkį, kokią veislę ir tiesiog siekiam atpažinti tuos kokybės kriterijus, po to viskas yra ir vedama į sistemą ir tiesiog balas ateina automatiškai, bet vėlgi tam, kad turėti aukštą balą, neužtenka pagaminti kokybišką aliejų, reikia turėti savo alyvmedžius, savo spaudyklą, savo buteliavimo liniją, tai yra viską daryti pačiam ir padaryti aukščiausios kokybės. Tada turėsi aukštą balą gide. Aišku, norinčių daug, pasaulyje yra 10 000 ūkių, o čia yra geriausiųjų keli šimtai ir išskiriamas 20-ukas, tų jau pačiausių kasmet. Ir vertinimas yra kasmet, kiekvienas ūkis peržiūrimas, pervertinamas, yra 40 profesionalių degustuotojų, tai džiaugiuosi, kad galiu jau 7 metai būti viena iš jų, tai čia man tokia jau labai didelė garbė. Ir Lietuvai. Ir Lietuvai. Didelė garbė. Taip, galima garsinti net ir tokiam netikėtam kontekste Lietuvą. Ir žinoma, dar apie 500 žmonių dirba regionuose tuose, tokie kaip vietiniai žurnalistai, kurie ten vyksta ir analizuoja tos ūkius ir tikrina kokybę, nes kas dar pasitaiko, kad čempionatui atsiunčiamas vienoks pavyzdys, o realiai priekyboje yra kitos kokybės aliejai ir tą galima, žinoma, susekti tiesiog nusipirkus analogišką aliejų kažkokioje priekybos vietoje ir tai irgi yra daroma, taip yra tikrinama, ypač tam tikrais atvejais, kai kyla įtarimų ar ne. Ir tai yra tikrai absoliuti kokybė, ką mes darom šitame gide ir kaip čia atsiranda aliejai ir jų vertinimai. Ir degustuotojai yra daugumo italai, bet yra ir užsieniečių. Tai aš viena iš tų laimingųjų, kur galiu prisidėti. O kokia apskritai yra padėtis alyvuogių aliejaus, taip sakant, kokybiško rinkoje? Teko ir girdėti pernai žiniasklaidoje apie tai, kad susiduria galbūt ir su krize, trūkumų to kokybiško. Ar yra kažkokių tokių baimių dėl trūkumo, ar šiaip kokios problemos rinkai? Tai ne tik kokybiško. Apskritai pastarieji 2 metai buvo siaubingi šitam sektoriui. Pagrindinė priežastis tai yra tiesiog klimato kaita. Ir dramatiškos, tragiškos klimatinės sąlygos, besitęsiančios 2 metus iš eilės. Tai jau 2 derliai buvo nepakankami patenkinti tiesiog pasaulinį poreikį, nes didžiausios alyvuogių aliejų gaminančios valstybės, tokios kaip Ispanija, Italija, Graikija, Tunisas, Turkija, pagamino gerokai mažiau ir didžiausia gamintoja apskritai Ispanija pagamino pusę viso savo to standartinio kiekio, kuris metai iš metų buvo pasiekiamas, tai jūs įsivaizduokite, kad koks stygius yra rinkoje apskritai, dėl ko dar daugiau klastočių, nes tiesiog nėra apsukrus nesąžiningi, žmonės bando užpildyti tą poreikį, automatiškai dėl didelio trūkumo labai pakilo kaina ir tą pastebi jau kiekvienas pirkėjas ir kokybiško aliejaus ir netgi to bazinio pačio paprasčiausio, kuris net ir, iš tiesų nėra extra virgin, nors taip ir deklaruojama, tiesiog yra didžiulis pasaulinis stygius ir dabar kaip tik irgi dalyvavau pasaulinėje konferencijoje Baryje. Tai iš tiesų šiek tiek džiugu, nors galbūt ir anksti taip jau prognozuoti, kiti metai bus kiek geresni. Tai tas derlius, kurį mes turėsime rudenį, prognozuojamas didesnis. Ir tikėkime, kad tokio trūkumo nebus. Bet dabar svarbu sulaukti dar to naujo derliaus, nes greičiausiai, kad jau vasarą pristigs.
pristigs ir tiesiog nebus, nei kokybiško, nei jokio. Taip. Tiesiog tokia, kas tai lėmė, kokios tos klimatinės sąlygos, tai juk alyvmedis yra gyvas organizmas, ar ne, jis turi savo, etapus, kaip ta alyvuogė užsimezga, žydėjimo etapą ir žydėjimo metu Viduržemio jūros baseino valstybėse, būtent pernai buvo didžiulės liūtys, labai daug žiedelių tiesiog nukrito ir labai mažas procentas liko tam, kad jau vystytųsi į pačią uogą ir vasara buvo nežmoniški karščiai. Tarkim, plus 40 birželio pradžioje pernai Ispanijoje, tai yra rekordiniai karščiai trukę 2-3 savaitės, tokių karščių nebūna ir tai labai stipriai paveikė. Sausra, karščiai, kad tiesiog, nebuvo tų alyvuogių, o tos, kurios buvo, dažnu atveju buvo nekokybiškos, save gerbiantys ūkiai, jeigu neturi tinkamos žaliavos, jie tiesiog nedaro arba padaro labai mažai iš to, kur yra, geresnė kokybė, tik tai automatiškai ir nuostolis. Tai tikėkime, ateinantis metai bus geresni, o dabar, dar reikia pasirūpinti atsargom, nes tikrai stigs. Ir visi matys tą stygių, visi jį pajaus. Atsargom galima pasirūpinti ir čia Lietuvoje, nebūtina keliauti ar ne į Italiją. Jei jūs esat parduotuvės itališkų produktų, parduotuvės itališkos skonio gurmanai įkūrėja, kaip ji gimė, kaip kilo noras atvežti tą Italiją čia į Lietuvą? Kelionės, bendravimas, itališkos vakarienės ir visa tai prasidėjo prieš 12 metų. Tikrai turėjom labai, labai kuklę pasiūlą mūsų šalyje ir po truputį keliaudama pradėjau atsirinkti gamintojus ir tie patys, kurie buvo pirmieji, sakykime, Verini makaronai iš Abruzzo, De Carlo šeima iš Pulijos. Patys pirmieji ūkiai, su kuriais pradėjome dirbti, vis dar yra mūsų lentynose, labai mėgstami, ypatingai mėgstami ir labai džiaugiamės, kad jau, galim skaičiuoti tiek draugystės metų. O po to, žinot, vienas paskui kitą, tiesiog kažkokios rekomendacijos, kadangi visa tai buvo premium segmentas, aukštos kokybės, natūralūs produktai, be konservantų, be priedų, tinkamai auginti, tinkamai gaminti, tai tiesiog tas ratas taip formavosi ir šiandien jau turime, tikriausiai arti 100 ūkių, kurios atstovaujame, mažų šeimos ūkių, besispecializuojančių, tai yra 20 keli kokybiško alyvuogių aliejaus gamintojai, tai visi turi labai labai aukštą reitingą pagal šį gidą, tai yra 100 balų, 99, 98, tokie ypatingai aukšti reitingai. Ir tuo tikriausiai išsiskiriu, praktiškai, ir tik kad Baltijos šalyse tai tikrai, bet gal ir rytų Europoje visoje tokia kokybiško alyvuogių aliejų gausa atvežta į būtent į mūsų šalį, į mūsų parduotuvės. Toliau yra, tarkim, tie patys makaronai, ar ne, tai vienas ūkis daro tik tai makaronus be kiaušinių, kitas specializuojasi tik tai makaronų su kiaušinių gamyboje, ar ne, kitas daržovės, tada kava, įvairūs vinai, ryžiai, sūriai, labai didžiulis asortimentas mūsų parduotuvėse šviežių sūrių, mocarelos iš Kampanės regiono, buratos tos tikrosios iš Pulijos. Visi produktai yra autentiški. Mūsų burata yra burata gaminama Pulijoje, ne Milane. Iš vietinio pieno ir pagal tas senasias tradicijas, ar ne? Tai žodžiu, labai labai svarbu, kad ūkis specializuotųsi, jis būtų autentiškas, naudotų labai labai aukštos kokybės žaliavas ir mes taip atsirenkam, tai užtikrinam, dėl to mus mėgsta. Apie tos klientus, kurie jūs mėgsta, tai ar buvo sunku užsiauginti tą ratą? Akivaizdu, kad turbūt iš pradžių tos premium segmentas nėra ir kainos prasme galbūt taip. Tai kaip keitėsi kaina, tas žinoma. Žmonių ratas?
ratas tik plečiasi, įtakoja tai, kad žmonės, gali sau leisti po truputį vis daugiau ar ne ir finansiškai ir atsiranda daugiau supratimo, jie daugiau lavinasi, edukuojasi, skaito, tiesiog nori vartoti produktus, kurie yra kokybiški, į save dėti tik tai, kas geriausia, daug keliauja. Ten vėlgi edukuojasi ar ne ir keliaudami po Italiją, Ispaniją, Kroatiją ragauja šviežią sūrį, šviežią alyvuogių aliejų. Vėlgi tikėkime, kad būtent kokybiškiausius atranda, nes galima ir ten sutikti visko ar ne. Bet tiesiog ir su tais įspūdžiais grįžta ir daugybę metų pas mus mes tą aliejaus edukaciją vykdom, tai yra ragaujama prieš perkant, tuomet paskaitas vedu, degustacijas ir taip auga ir tas draugų ir klientų ratas ir skonis, žinoma, lavinamas ir skonis gerėja ir žmonės nori tikrai natūralaus pomidorų padažo, o ne su priedais, reguliatoriais, stabilizatoriais ir skonio stiprikliais. Tai mūsų pomidorai lupti yra, jų sudėtis yra lupti pomidorai ekologiški, užauginti po Italijos saulę. Ir taškas. Taip ir o daugiau reikia. Taip. Pati neseniai sugrįžai iš Italijos, tikrai ten skonių gausa, patiekalų gardumas, be ko neįsivaizduoji kelionės Italijoje, galbūt turi kažkokį patiekalą, ingredientą, kurį visada ragauji ten nuvykus. Ieškai kurio galbūt. Tai mano kelionės į Italiją yra apie ūkių lankymą, apie draugų, partnerių. Visa tai, kas yra mano parduotuvėse, tai yra mano draugystė su jais rezultatas ar ne, ilgametės draugystės ir vykstu, kad vėl susitikti, kad ragauti, bendrauti, susipažinti su kažkuo naujų skonių, naujų ūkių. Dažniausiai tai ir yra Italija, taip pat po Ispaniją keliauju, Kroatiją dažnai, bet nuolat ieškau naujų kokybiškų dalykų. Daugiausiai, žinoma, laiko praleidžiu alyvuogių aliejaus ūkiuose, tai yra mano aistra, man patinka ir techniniai dalykai, spaudykloje. Tiesiog ramiai, niekam netrukdant leisti laiką ir žiūrėti, kokios kokybės alyvuogės atvyksta, kas su jom daroma, kaip jos valomos, kaip jos traiškomos, kaip išsiskirinėja aliejus besimaišydamas, žodžiu, ten įrengimuose. Tai man tai yra tiesiog be galo įdomu, nes, žinoma, jeigu mes važiuojam tuo metu, kai vyksta skinimas derliaus ir aliejaus spaudimas, tai yra pats įtempčiausias laikas. Tokie profesionalai, kaip Giorgio Franchi ar Americo Quattrochiocchi, jie nemiega, jie tą mėnesį, kai spaudžiamas alyvuogių aliejus, jie net nemiega. Tikrai, esu pati tą mačiusi, tą žinau, nes tai yra be galo svarbu kiekviena diena, kiekviena valanda, kad būtų absoliuti kokybė. Tai jeigu aš jau važiuoju tuo laiku, tai stengiuosi būti savarankiška, niekam netrukdyti ir tiesiog dalyvauti procese. Tas man labai patinka. Neįsivaizduoju savo gyvenimo be kokybiško alyvuogių aliejaus. Visuomet turiu namuose keletą butelių, stengiuosi turėti bent keletą. Rotuoju, nes dažnas klausimas būna, kuris tavo mėgstamiausias, kuris geriausias. Tai visi, kurie yra mūsų lentynose, yra mėgstami, visi yra geri, kokybiški, visi yra draugai, negaliu išskirti nei vieno, todėl kas kartą pasibaigus parsinešu butelį vis naujo, ir taip ragauju visus ar ne, ir kiekvieni metai vis skirtingi. 2 metus iš eilės negali pagaminti to paties skonio, to paties aromato, bet kuriuo atveju bus skirtumas, nes tai yra gamta ar ne, lietus, saulė, sunokimas, vabalėliai, drugeliai, viskas, kas buvo aplink tai, dirvožėmis, viskas kinta, viskas įtakoja ir žinoma tas, aišku, galutinis dalykas tai yra to oleologo meistriškumas.
kaip jisai viską sujungia į tą nuostabią visumą, kurią galim rasti, alyvuogių aliejaus butelyje. Tai be aliejaus negaliu įsivaizduoti savo gyvenimo. Žinau, kad nemažai draugų, klientų keliauja net ir į tas valstybės, kuriuose yra alyvuogių aliejaus, su savo alyvuogių aliejaus buteliu. Į Italiją, Ispaniją, norėdami būti tikri, kad jie turės ir nešasi į restoranus. Taip, nes, iš tikrųjų, kokybiško pagaminama pasauliniu mastu, turbūt iki 1%, tai atrasti jį tiesiog keliaujant po didelę šalį ir restorane yra sudėtinga, ir pakeliui kažkur važiuojant sustoti ir būtent tame kokybiškame yra sudėtinga. Reikia jau tai daryti specialiai rinktis restoraną, specialiai rinktis ūkį, kurį nori aplankyti, atsitiktinai, reikia labai didelės sėkmės, kad pasisektų į tokį kokybišką ūkį patekti. O dar kalbant apie restoranus, kur Lietuvoje ieškai Italijos, ar gal yra kažkokie mėgstami itališko maisto restoranai? Italijos Lietuvoje neieškau, nes visa Italija mano rankose. Tai dažniausiai Italiją kuriu savo namuose, gamindama iš kokybiškų ingredientų patiekalus. Lietuvoje daugiau, kartais eidama į restoraną noriu būtent tos lietuviškos autentikos. Aišku, kokybiško maisto, nes mūsų virtuvė nėra lengvai vartojama, lengvai virškinamas maistas, tai galbūt šiek tiek modernesnės ar ne, modernesnio pateikimo, bet iš lietuviškų vietinių ingredientų. Tai man yra smalsu, arba kaip tie ingredientai yra jungiami su tam tikrais viduržemio jūros atributais ar ne, kaip kokybiškų aliejum ar ryžiais ar pasta, tai tokių kažkokių atradimų. Ir turiu savo kelis restoranus favoritus, kuriuos nuolat einu ir mėgaujuosi. Nenoriu eksperimentuoti. Galima pasidalinti rekomendacijoms žiūrovais tikrai. Mano tikriausiai top 3 rekomendacijos ir dabar mesgi, žinoma, laukiame rezultatų ir labai tikimės Michelino žvaigždučių. Tai yra Gaspars. Dievinu Gaspar Fernandes ir jo kuriamus stebuklus nedidelius virtuvėje. 1918. Ta būtent modernioji lietuviška virtuvė iš lietuviškų ingredientų ir taip pat žaviuosi, žemai lenkiu galvą, fabrikėlis. Tai mano tikriausiai toks top 3 patikrintas, garantuotas ir svečiai, kurie apsilanko, kurių daug sulaukiame iš ūkių. Jie taip pat labai maloniai nustemba paragavę tokios kokybės. Sužavėti. Rekomendacija mūsų žiūrovams. Džiugu, kad turim tų perliukų. Ir pabaigai, alyvuogių aliejus, kaip jis pakeitė tavo gyvenimą, susidūrimas su juo minėjai, kad atėjai iš teisės pasaulio į visiškai kitą sritį. Ką tau jis reiškia? Absoliučiai pakeitė, viską apvertė aukštyn kojom, nes kai pradėjau savo veiklą, tikrai šeimos nariai, draugai, kolegos, visi stebėjosi, aš net po daugelio metų iš tikrųjų pasakė, kad galvojo, kad aš darau nesąmonės ir kaip aš galiu, tiesiog pamiršti, kad turiu tą diplomą ir tokią prestižinę specialybę ar ne teisininko ir galėčiau būti advokatė, teisėja ir taip toliau, o aš pradėjau užsiminėti makaronais, aliejais ir taip toliau ir ką aš čia iš viso veikiu. Tai šiai dienai turim 3 parduotuvės, elektroninę parduotuvę, degustacijų paskaitų mokyklą ir labai džiaugiuosi, nes mano gyvenimas yra pilnas spalvų, skonių, pažinčių, patirčių ir tas aliejaus mylėtojų pasaulis, ypatingai keliaujant ar ne ir kada vyksta tie
aliejaus degustavimui čempionatui arba kada vyksta kvalifikaciniai mūsų susitikimai ir aš bendrauju su žmonėmis, kurie taip pat yra alyvuogių aliejaus degustuotojai iš Kanados, iš JAV, iš Honkongo, iš Taivanio, iš Japonijos, Norvegijos, Europą tai visa tikrai irgi. Tai yra, unikali patirtis, unikalios emocijos ir tas brainstormingas, nes mes daugelis užsiimam panašią veiklą, ar ne, vieni yra tik degustuotojai, kiti yra importuotojai, kiti yra ūkių savininkai aliejaus, ir visi tą kvalifikaciją savo nori palaikyti. Tai yra unikalios patirtis, visuomet labai džiugios, ypatingas laikas, negaliu net nupasakoti žodžiais, ką tai man duoda tie susitikimai, tiesiog, jaučiuosi esanti savo vėžiose. Čia pamoka tikriausiai visiems eiti ten, kur veda širdis, o ne tas pirminis diplomas, ar ne, kurį kartais pasirenkam galbūt tiesiog net nežinodami. Nebijoti paleisti ir ieškoti to, kas yra tau skirta. O tai padarius, matom, kaip švytė akis ir švytė Liana. Tai tikrai labai ačiū šią, nors ir trumpą pažintį, nes šį tikrai reikėtų ne valandėlę šiam pokalbiui. Ir tikrai tikiu, kad ir žiūrovai mūsų, šiek tiek kitaip pažvelgia į tą alyvuogių aliejų ir itališko maisto pasaulį. Tai tikrai labai ačiū, buvo labai įdomu, kvapnu ir vis dar kvepia ir skanu. Ir kviečiam ragauti. Svarbiausia, jeigu niekada neragavote alyvuogių aliejaus taip pat tiesiog iš taurės, tai žinot vietelę, kur galite išbandyti šimtukininkų susipažinti, tai šimtukininkai. Ateikit, pavaišinsim. Tai kvietimą gavote. Ir ačiū, žinoma, Audiotekui už vaizdą ir garsą ir kad galime čia degustuoti. Žiūrėjau, kokia studija. Tai iki kitų kartų. Iki.